Labas, aš esu Kristupas ir šiandieną Radio namuose vėl turiu svečiuose Ievą Šukytę. Labas. Ir šiandieną mes šnekėsime apie ekranizacijas. Tai kadangi šiuo metu vyksta šurmulys būtent knygų mugėje, tai norėjusi pasirinkti filmus būtent ekranizacijas, kad galėtume, sujungti geras knygas ir gerus filmus, tai rinkausi filmus, kurie yra gan skirtingi, iš skirtingų žemynų, varijuoja savo temomis. Tai pirmasis filmas, apie kurį aš norėčiau gal truputį pašnekėti, tai yra Ryusuke Hamaguchi Drive My Car. Tai yra pagal Haruki Murakami trumpą novelę pastatytas filmas. Nors pats filmas yra iš tiesų gal gąsdinančios trukmės, tai yra 3 valandų filmas. Bet manau, kad su juo tikrai galima gerai praleisti laiką, ypatingai tiems, kurie mėgsta galbūt kiek kitokios kultūros filmus, tai pavyzdžiui, Rytų Azijos kiną, ypatingai po Parazito buvo pirmasis, kuris ir Oskaruose pasižymėjo, nes jisai buvo nominuotas 4 Oskarams. Nors istorija gan irgi paprasta, vyras netenka žmonos, išvyksta į festivalį teatros ritualai ir atsiranda, ir Raudonas Sabas, kuris lydi visą filmą. Pats veikėjas iš tiesų yra gan stoiškas. Tai gal čia yra būdinga tiesiog Rytų Azijos kinui toksai personažų toks vaizdavimas? Na taip, nes man atrodo, kad pati kultūra yra ta, kuri, savo vidinės emocijas labiau pasilieka savo, nes tai yra kultūra, kuri labiau, nėra linkusi individualumą, bet daugiau į tą grupinį mentalitetą. Patys žmonės iš savęs, jie nėra tokie emocionalūs, jie gal nėra linkę šalia kitų rodyti savo negatyvės emocijas ar net ir tą patį džiugesį. Jie tokie linkę, būti ramesni. Tai šiame filme tas irgi labai atsiskleidžia per pagrindinį veikėją, bet ir per aplinką, nes šiaip palyginus visi tokie veikėjai yra panašus. Gal apart tą buvusi žmonos meilužį, kuris gal šiek tiek toksai labiau... Jaunatviškesnis, toksai labiau veržlus, bet tuo pačiu, man atrodo, gal ir linkę, gal kažkiek irgi praeities įskausdintas, jisai linkęs labiau, įsireikšti, bet tai irgi parodoma, kaip žalingai tos suslėptos emocijos kartais gali užtrukti. Pirmas filmas yra iš Rytų Azijos, iš Japonijos. Taip. Iš kur antras filmas? Antrasis filmas yra visai iš netoli, iš Lenkijos. Tai yra animacinis filmas, kuris tapytas aliejinė tapyba, rankų darbas. Kiekvienas kadras yra nutapytas. Bet man tai kažkur jau buvo girdėta. Taip, tie patys režisieriai DK ir Hugh Velkmanai, kurie yra realybėje taip pat pora, bet tuo pačiu ir kūrybinis duetas. Tai jie prieš tai darė Loving Vincent filmą, kuris juos kaip tik ir išgarsino. Tas filmas būtent buvo ir nominuotas Oskarui kaip geriausias animacinis filmas. Tai jie dabar sugrįžo su antroju filmu, kuris būtent DK yra, kadangi Lenkija. Tai jinai ekranizavo Nobelio laureato knygą, kuris kaip pas mus būtų Donelaičio metai. O, netgi šitaip. Taip, tai jeigu mes turim Donelaičio metus, jie turi knygą Kaimiečiai, kuri vadinasi Peasants, yra apie 4 metų laikus ir 1 kaimelį. Apie Lenkų būrus. Taip, ir tai yra toks 19 amžiaus, 20 amžiaus pradžia, ta sankirta. Ir vaizduojamas tas Lenkų kaimas per pagrindinę veikėją Jagną, kuri yra jauna mergina, ištekinta dėja už vyresnio amžiaus vyro, kuris turi, daug žemės. Tai čia yra ir ta priežastis. Ir tame vyksta visa, kaimelio drama. Sakytum, tai yra klasikinis scenarijus, galvojant apie tą laikmetį, ar ne? O kas šioje istorijoje yra įdomesnio? Tai šis filmas, man atrodo, labai koreliuoja su praeitimi, nes į moterį irgi labai žvelgiama kaip kažkokią vijoklę, kuri čia veda, atneša kažkokią nelaimę, kai iš tiesų yra tiesiog jauna, jai patinka vyrai ją mėgsta irgi ir už tai jinai yra baudžiama. Man atrodo, su tomis stigmomis vis dėlto susidurime iki šiol, tai man atrodo, tai yra toksai pasirenkama, žiūrėti į praeitį, bet nepamirštant to, kas vyksta praeityje. Ir galbūt šiaip kitas yra įdomesnis, vienas iš šių niuansų, kodėl galbūt Lietuvos žiūrovai turėtų šį filmą žiūrėti. Prie šio filmo prisidėjo ir lietuvių kūrėjai, kurie taip pat dalį filmų tapė, buvo įkurta studija. Tai man atrodo, kad tas pats kaimas, yra mūsų lietuviškas kaimas, tai man atrodo, mes kultūriškai labai gerai suprantame šį filmą. Aptarėme Japoniją ir Lenkiją ir kur mes toliau keliausime? Keliausime į Jungtines Amerikos valstijas, kas truputį tikriausiai skamba, ir vėl į Hollywoodą, keliamės truputį į hollywoodinius filmus. Tai pristatysiu Gerumo stebuklas, kas šiaip atrodo visai yra paprasta istorija.
Tai yra apie berniuką, kuris gimė deformuotas ir jisai prisiruošė, žinai, šeima įsiųsti į mokyklą, bijoma dėl to, kad jis bus priimtas kitaip dėl jo išvaizdos būtent. Pats siužetas yra dėliojamas iš skirtingų perspektyvų, kad kalbame, pavyzdžiui, kaip ir sesės, draugų, iš tėvų pusės, kaip jie visą tai mato. Taip. Ir kad iš tiesų nesvarbu, kad tu ar ten, žinai, esi fiziškai atrodantis kitaip, kad tu vis tiek susiduri su problemomis. Kad jau kalbam apie Hollywoodą, tai manau, kad ir aktoriai yra žinomi, ar ne, kas vaidino tame filme? Tėvų vaidmenis atliko Owenas Wilsonas ir Julia Roberts. O, nu tai visiems gerai pažįstami. Tėtis Owenas Wilsonas, aš tai iš karto matau Marley ir aš filmą. Taip. Vaikystėje jau į kino teatrą verkė visi žmonės tenais. Žinoma, mes žinom Julia Roberts iš visų 90-ųjų rom-comų, romantinių filmų. Jinai yra labai įvairialypė ir gali vaidinti tos įvairius vaidmenis, tai man atrodo, būtent čia jinai labai gražiai atsiskleidė kaip motina, kuri jaudinasi dėl savo vaikų, bet tuo pačiu atranda ir save ir pagaliau, žinai, pabaigė ir savo darbus, savo svajonės, kurias jinai paleido dėl vaikų. Aptarėme 3 ekranizacijas iš skirtingų kraštų ir skirtingų žanrų. O ekranizacijų galima rasti žymiai daugiau, tai naudokitės namų kino platformą žmonės cinema.lt.